Donatas Mirkevičius, klausome jūsų. Labadiena. Labadiena. Radau jūsų praleistą skambutį. Taip, bandėme galbūt susisiekite, sakykite, su kuo mes dabar tada šiuo metu bendraujame, pasakysime, kokiu priežasčiu buvo bandoma su jumis susisiekti. O jūs iš kur čia jūs? Marijampolės apskrities vyriausias policijos komisariatas, būsiu Donatas Mirkevičius. Iš policijos? Taip. Sakykite, su kuo mes bendraujame, pasakysime, dėl kokiu priežasčiu buvo bandoma susisiekti. Rita Adomaitytė. Rita? Rita. Adomaitytė. Taip. O iš Marijampolės aš tai gyvenu visai kitam Lietuvos krašte. Ne Vilniaus miesto gyventojai esat? Vilniaus rajone. Taip, Rita, sakykite dabar, ar turite ateinančią savaitę kažkurį tai dieną laisvesnę, kad galėtumėte atvykti pas mus į apklausą? O kada čia reiktų? Na, kitą savaitę, tai aš nežinau, kada čia jums būtų patogiau, kuri diena jums būtų patogesnė. Jūs nurodykite, mes tuomet šaukime nurodysime tikslę datą, kad na, žinote, nebūtų taip, jog šaukimą išsiųsime, nurodysime datą. O galima sužinoti dėl ko? Taip, aš jums pabandysiu paaiškinti esamą situaciją, bet tai sakykite, ar galėsite atvykti, ar būtent mums jau reikėtų siųsti pavedimą, kad kas nors Vilniuje jūs apsiklaustų iš mūsų kolegų. Žiūrint, kokiu klausimu iš tikrųjų ir kiek čia laiko užtruktų. Dabar sakykite, ar jums yra pažįstami tokie asmenys kaip Tomas arba Mantas Kairys? Tomas arba Mantas Kairys? Taip, jie yra abudu Vilniaus miesto gyventojai, vienas yra 80, kitas yra 82 gimimo. Sakykite, ar žinomi jums šią? Ne, nežinau, nepažįstu. Dabar žiūrėkite, Rita, peržvelgęs pusę metų suvestinės atgal, nematau, kad būtų registruotas nors vienas pareiškimas jūsų vardu, jog būtumėt registravusi ar tai vagystę, ar tai dokumentų dingimo atvejis, kad būtų pasitaikęs. Tai kaip suprantu, tokių įvykių nėra buvę. Nėra. Suprantate, Rita, šiandieną yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, kitaip tariant, baudžiamoji byla. Ši byla, žinokite, tikrai nėra pradėta jūsų atžvilgiu, bet kuo jūs esate susijusi, aš pabandysiu tuomet tučtai paaiškinti. Suprantate, šiandieną ryte patruliuojantis policijos ekipažas mieste sulaikė būtent mano minėtus asmenys ir pristatė juos pas mus į policijos komisariatą. Kadangi šie asmenys buvo neblaivus prieš talpinančios laikinos sulaikymo kamerą, buvo atliekama privaloma asmens krata. Ir pas vieną iš šių asmenų, tai yra būtent pas Tomą Kairį, mes esame radę jūsų vardu išduoto asmens tapatybę tvirtinančio dokumento kopiją. Ir taipogi esame radę bankinių sutarčių dublikatą. Atsakykit, ar tokio pobūdžio dokumentai tikrai nėra dingę iš jūsų? Nes šie asmenys tvirtina, jog juos yra paprasčiausiai radę. Tik kad niekuomet nesudarius kopijų, iš kur galėjo būti? Na, asmens dokumento kopija yra šviesta ant balto popieriaus lapo ir netgi patvirtinta notaro antspaudu, kad kopija yra tikra. Gal kažkam tai pastaruoju metu teikite tokio dokumento tipą? Nelabai prisimenu. Dabar sakykite, Rita, Swedbanko klientė jūs esate, taip? Ne. Nesate Swed Vilniaus banko klientė? Ne. Labai keista, nes būtent mes esame radę Swed Vilniaus banko sutartį ir Luminoro banko sutartį. Dabar sakykite, būtent kažkurio tai vieno banko tai klientai jūs čia esate ar nesate nei vieno? Nei vieno banko. Labai keista. Ne šito. Labai keista, nes būtent esame radę dvi bankinės sutartis sudarytas jūsų vardu. O sakykit, kaip dar jūsų pavardė sakėte? Donatas Mirkevičius. Donatas? Merkevičius. Tai dabar sakykite, Rita, ar turėsite galimybę atvykti pas mus į apklausą? Na vis dėlto, matote, netgi sutartis esame radę bankinės, kur jūs nesate klientė. O galima jūsų darbo telefoną? Taip, tai galbūt įsirašykite, paprasta būtų. Čia būtų Marijampolės. 842 842 615 615 617. 617. Gerai, lauksime rytą atvykstant ir pasisiską. O tai mes dar nesuderinom laiko? Ar man pažiūrėti kurią dieną? Tai be abejo, tai pasižiūrėkit. Nes aš nei vieno banko nesu klientė, ką jūs čia sakėt. Kažkas čia netaip turėtų būti. Ta prasme, ne taip.
Tai jeigu jūs sakot, kad banko, kurio aš nesu klientas, radot kopijas, tai kaip taip gali? Na, tai mes esame sutartis, na, tai vadinasi, šios sutartys yra fiktyvios. Na, tai bandysime išsiaiškinti, nes dar kol kas nesame gavę ataskaitų iš banko, ta prasme, kurio klientė esate, nes esame pateikę į visus Lietuvos komercinius bankus užklausas. Banko esate klientė, naudojatės banko paslaugomis. Dar kol kas iš nei vieną negavome ataskaitą. Balandžio 2 dieną galiu. 2 dieną būtų, taip? Sakykite, 1 dienos pusė ir 2 dienos pusė. Po pietų, tai 15 valandai, gerai? 15, o į kurį kabinetą? Šaukime bus nurodyti visi rekvizitai, ten būtų 207 kabinetas. O tai šaukimą kokiu adresu jūs siūsit, ar kaip? Na tai jūs deklaruota gyvenamąją vietą. Kur yra ant sutarties nurodyta, tuo adresu siūsit? Ne, tai jūsų registruota gyvenamąją vietą įsiūsime. Supratau. Gerai, Darita, ačiū už suteiktą informaciją ir susitiksime